Ar galima vartoti pelyną, kada yra opa, jautrus skrandis arba kita žarnyno problema? Pirmiausia, tai reikėtų pabandyti atsargiai po truputį, kokia ten reakcija bus, bet šitos bakterijos skatins gleivinės atsistatymą, tai jūs ilgainiui turėsit geresnį rezultatą. Bet pradžiai pasitikrinti, kaip reaguoja, galbūt galima skiesti tada, kad taip stipriai nedirgintų, skiesti vandeniu geriausia. Ir pasitikrinti, pasižiūrėti. Jeigu nieko nėra, galima gryninti ir didinti koncentraciją ir kiekius. Kodėl fermentuotas pelyno gėrimas yra švelnesnis negu arbata? Bakterijos neutralizuoja lektinus. Tai labai paprasta. Ir nebelieka šito tokio nemalonaus kartumo. Bet efektas tas pats. O efektas dar geresnis. Prisiminkim vėl tuos kopūstus. Kaip mes turim vitaminą C. Daugiau 10 kartų. Taip. Ir turėsim aiškumą. Kiek kartų efektyvesnis reikėtų matuoti. Mes neturim su ko pamatuoti, bet žinom iš bendro supratimo, kad tai tikrai bus efektyviau negu kad gerti arbatą, kuri dar mums duoda ir problemą kepenims.